Irgi labai svarbios, tai aš vėlgi pasikartosiu, kad čia jau yra formos klausimas, bet žinot, jeigu šiandien žiūrėsim iš efektyvumo pusės, tai dėja, bet Lietuvoje yra apie 1000 spausdintinių periodinių leidinių, laikraščių žurnalų, kuriems daugybėje trūksta labai pinigų, trūksta kultūriniai spaudai, vietiniai spaudai trūksta pinigų, kad negalėtų objektyviai informuoti apie tai, kas vyksta Lietuvoje. Tai įsivaizduokit tuo metu, kai sunkiai gyvena ir vos žurnalistam gali mokėti atlyginimus kultūrinė spauda, tradicinė žiniasklaida, staiga mes vietoj to, kad padėtume jiems, staiga pinigus, kažkokius didelius pinigus, ar politikai savo pinigus, ar verslo pinigus, ar mokesčių mokėtų. Tai bet kurios pinigus, vietoj to, kad skirtų kokybiškai žiniasklaidai, tradicinė žiniasklaida, staiga kuriama propagandiniai kažkokie ruporai. Tai, aišku, kad tai yra neadekvatu. Tai norėtųsi, kad padėtų tiems, kas jau veikia, kad jie geresni būtų, o nesukurti kažkokį, reiškiasi, pseudo kažkokį modelį, kuris, mano galva, diskredituotų pirmiausia pačią Lietuvą, atkreipsiu dėmesį. Taip, o kaip žvelgiant į tą jau, kaip sakyčiau,